Kalbiname vestuvinių batelių ir ne tik vestuvinių, bet visų batelių fėją, dizainerę Rūtą Rimšelienę, kuri papasakotų, kokios yra nuotraukų pageidavimai vestuvinių batelių sferoje. Aš tik galiu pasakyti, kad daugiausiai nuotraukos, kurios jau kreipiasi pas mane, tai kreipiasi dažniausiai dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad jos nori kažkokio originalesnio, autorinio batelio, kad jisai būtų tiesiog specialiai joms sukurtas, ieško originalesnių spalvų, dažniausiai kažkokio tai įdomesnio sprendimo. Dar dažnai būna, kad nuotraukos nori batelį, jeigu būna netgi kelis batelius užsisako, kad tarkim iš kokio aksomo ar iš kokio audinio, kad kaip relikviją palikti ten dukrai ar ten sūnui prisiminimui. Tai tuomet vėlgi nori, kad būtų graviruota, tiesiog jaučia, nori, kad tai būtų kažkaip rankų darbo šiluma ir prisiminimas. Šiaip, tarkim, nuotraukos, yra apie 20% nuotraukų, kurios iš pat pradžių visą tą vestuvinę ar vyrų, ar moterų pradeda nuo batelių ir tada kuria galva, kokia suknelė bus. Dažnai tiesiog mes jau prie esamos suknelės derinam ir žiūrim, jeigu originalesnė, tada vienokį sprendimą derinam, jeigu ilgai reikia santūresnio sprendimo, tiesiog darom, kad neišsiskirtų bateliai iš bendro konteksto. Tai labai taip skirtingai. O žinau, kad pas jūs kuriasi ne tik nuotraukos, bet ir jaunikiai batus derinasi prie nuotraukų. Ar dažnai tai būna? Dažnai būna. Yra viena kategorija, kur būtent tam tikra nutarė, kad vestuvėse kažkokia spalva dominuos ir tarkim ta spalva tada atsispindi tiek peteliškiai arba kaklaskariai ar diržė jaunikio ir tuomet nori, kad tos spalvos būtų galbūt batai, avalynė. Lygiai taip pat, ir būna, kad jaunikio ir jaunosios vienodos spalvos batai, būna, kad kaip tik skirtingų spalvų. Čia labai skirtingi, nes labai esu gyvenime darius jaunikiam ir labai gėlėtus batus, labai originalius jaunikiui, kas mažai įprasta. Ir būna šiaip tiesiog, kad vyrų didesnės kojos, platesnės, nemažai turiu klientų arba krepšininkų, arba tų, kurių kojos didesnės, 49, 50 ir jie, tarkim, sportinio tipo batus randa stiliaus, o kada reikia šventėj didesnių batų, tai jau jie tada kreipiasi ir užsisakinėja individualiai. Ar galima išskirti 2014 metų tendencijas smaili, bukiai, atviri, su detalėm? Metų pavasario vasaros kolekcijose jau keletą metų yra tam tikras smailėjanti noselė, bet jinai, matot, pasakysiu, yra toks dalykas, neypatingai prigyja dėl to, kad tai priklauso nuo žmogaus kojos dydžio, jinai natūraliai ilgina koją ir, tarkim, dažniausiai žmonės nori, kad, nes pagal tendencijas labai dabar jaunimo kojos yra didesnių dydžių ir visi viską daro, kad tai būtų mažesnis dydis. Šiaip labai aktualu, kaip bebūtų, kitiem pikta, keista ar nekeista yra su pakilimais batai. Vienas dalykas, jie patogus, dažniausiai avalinę diktuoja italai yra patys žemaūgiai ir tiesiog ir vyriškų batų madoje kartais yra netgi visokie sprendimai žemesnio ūgio vyrams, kada nori atrodyti aukštesnį, čia daugiau italų, aišku, sugalvoti sprendimai, o moteriškų batelių tai tiesiog daug yra su pakilimais ir dar daug yra ir atvirų priekių ir basučių. Užsakinėja atskiras sukneles vestuvių puotai, ceremonijai ir atskirą puotai. Ar su bateliais būna tokių? Būna sutekę, kad gal daugiausiai tai buvo apie 4-5 poras vienom vestuvėm, bet ceremonijai buvo bažnyčiai vieni bateliai, buvo medžiaginiai bateliai, nes buvo iš tikrųjų gana lietinga diena, tuomet buvo fotosesija gamtoj, tai tiesiog buvo dar 2 fotosesijos, viena fotosesija gamtoj, kita uždara, gamtoj buvo vienokia, buvo vėsoka, buvo ilgauliai bateliai, tada viduje dar kiti, po to buvo šokiam, kad būtų patogus, tiesiog žmonės arba būna antrai dienai kitos spalvos, arba persirengia suknelę šokiam ar vakarų iš tos, tai labai skirtingai čia pagal poreikį. Ačiū Jums labai. Tai ačiū Jums labai. Kalbame su vestuvinių suknelių ir ne tik kūrėja Viktorija Kučinskaitė, Tiulio fėja. Ir Jūs pristatėte naują savo kolekciją. Kuo jinai yra ypatinga? Jinai ypatinga to, kad jinai yra visiškai nauja. Kai kurios suknelės gimė praktiškai šią savaitę tik tai. Mes ją ruošiam specialiai parodai, specialiai tarp naujienų. Ypatinga tuo, kad dauguma sudaro suknelių kažkaip gavosi pas mus transformeriai. Čia nėra suknelė, kurią tiesiog užtėdi ir būni su ją visą vakarą, o tu gali keisti sijoną. Čia yra bodžiukai daugiausiai ir ant tų bodžių, reiškia, tu išsirenki
ilgą sijoną pačiai ceremonijai, bažnyčiai ir po to gali keisti į trumpą, kai prasideda jūsų jau vestuvių vakarėlis, kai tau reikia šokti. Turi visiškai išskirtinę suknelę, kuri keičiasi labai netikėtai visiems svečiam. Tiesiog, jie pamato įžengiančią į bažnyčią su ilga suknelė, su šleifu, su nuometu. Po to, kai prasideda vakarienė, ateina nuotaika su trumpa kažkokia labai žaisminga pūsta suknelė. Ir jūs negali patikėti, kad čia yra iš tikrųjų ta pati. Jo, nes iš tikrųjų nesijaustų to. Labai daug nėrinių. Jūs visą laiką pas jūs daug nėrinių ir matau, nenutolote. Aš pradėjau prieš 10 metų kurti suknelės ir ne tik vestuvinės. Apskritai pradėjau prieš 10 metų dirbti. Ir visą laiką prioritetai buvo gipiūras, tiulis, šifonas. Ir kažkaip taip išsirutuliavo, kad aš tampu vis labiau vestuvinė, nes tiesiog tie audiniai labiau tinka tokia šventė. Ir tiesiog jau už klientų aš darau kiekvienais metais kolekciją ir nešiojimų drabužių, ir tokių kaip ir darbą, ir teatrą, ir vestuvinių. Bet kuo toliau, tuo labiau aš sulaukiau nuotakų. Jūs, žinoma, labai užimta. Prieš kiek laiko reikėtų nuotakai kreiptis, kad galėtų pas jūs susiderinti ramiai, be streso vestuvinę suknelę? Žinau, kad įmanoma ir paskutinę savaitę, bet geriau be streso. Paskutinę savaitę tai yra neįmanoma. Ne, jau daug metų. Anksčiau ateidavo žiemą dėl vestuvinių suknelių, kas išteka vasarą arba pavasarį, o dabar jau ateina nuo rugsėjo. Bet čia kaip kas, suprantat, aš visą rudenį ir visą žiemą priimu ir konsultuoju, pavasarį aš jau negalėčiau skirti laiko. Nebent aš turiu kažką jau paruošto ir tai tiktų. Bet užsakymus jau labai sunkiai galėčiau priimti, nes pavasaris ir vasara yra užimti 100%. Ačiū Jums labai. Dieruška. Pakalbiname vestuvinių suknelių salonus, bet iš tikrųjų vestuvinės suknelės kyla nuo audinių. Ir dabar esame Optimum Formo audinių pasaulyje, kur yra nuostabiai daug gražių nėrinių. O visi salonai, kaip susitarė, šį kartą minėjo, kad 2014 metai yra nėrinių metai. Ar tiesa? Jeigu kalbėti apie nėrinius, mes esame vieninteliai Pabaltijai atstovai, kurie prekiauja, sakykime, ir siūlo tikrus nėrinius. Su nėriniai yra gaminami 130 metų senumo staklėmis, kurios absoliučiai mechaninės, kurios dar maitinamos, sudaroma programa iš tų senų perfokortų, jeigu jūs prisimenat, viskas atliekama rankiniu būdu. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsim į nėrinį, tai pavyzdžiui, šito nėrinio bazė yra be nieko, o tai, ką jūs matote va čia, tai yra viskas siuvinėta rankomis. Ir turiu pasakyti, kad tai yra daroma išskirtinai Prancūzijoje, nevežama jokias trečias šalis. Ir dvi kompanijos, Prancūzijoje Chanelis ir Sophie Alet, dvi kompanijos, kurios nieko neišveža į trečias šalis. Viską daro tik Prancūzijoje. O staklės, kurios yra mūsų fabrikas yra Normandijoje, yra prancūzų nacionalinė vertybė. Lygiai taip pačiai jisai negali būti išvežtas, ta prasme, ar parduotas kur nors užsieniečiams. Aš žinau, kad ir net karališkos šeimos asmenys renkasi jūs. Kate Middleton, matau, ištekėjusi Didžiosios Britanijos princesė. Taip, tai va. Ir čia jos suknelės. O gali Lietuvos nuotakos tai nusipirkti? Taip. Tai beveik galiu būti princesė. Laisvai. O kuo dabar yra ypatingi, madingi, kokie nėriniai? Tankesni, kažkokie lengviau krentantis raštai? Mūsų fabrikas gamina kelias rūšis nėrinių, tie vadinami šantilje, prancūziški nėriniai, matote. Reiškia, jų kaina priklauso nuo to, kiek viename kvadratinėme centimetre turime taškelių, tų vadinamųjų. Va, ir kuo daugiau čia to rašto jūs matot, reiškia tankesnis, tai tuo reiškia nėrinys yra brangesnis, nes jo ataudimo technologija sudėtingesnė. Tai va, čia yra mylimas Chanel audinys, galėčiau parodyti va, iš tos mūsų knygos. Tai va, tai yra šantilė, tokie ploni, jautrus, tai jau čia tikra prancūziška tradicija. Mes turim labai daug klientų, sakykime, nes esam vieninteliai ir ne dėl to, kad vieninteliai. Tiesiog mes labai puoselėjam kultūrą ir va šitas visas prancūziškas buržuazinės tradicijas ir mūsų klientai jau yra tokie suaugę žmonės su geru auklėjimu, su geru išsilavinimu, kurie žino, ką jie perka. Kad nesintetinis tiesiog kažkoks? Jie žino, ką jie perka, todėl, kad dauguma, pavyzdžiui, čia tų vadinamų nėrinių, kuriuos aš matau, tai yra ne nėriniai, tai yra tiesiog kompiuteriu siuvinėtas tiulis. Ir be abejo, tai yra didelis skirtumas nuo tikro daikto, sakykime, ar ne su 100-metėm tradicijom. Daugiausia dirbam edukacinę, sakykime, linkme, nes tai yra
šimtametės tradicijos Prancūzijoje, Lietuvai gal tai yra tik tai 14 metų, gal yra naujiena, sakykime, bet sakau, auginam klientą, Ačiū Jums labai. gerų dalykų.